Sveiki, gyvi. Tai turim naują dieną ir pagaliau atėjo geri orai Lietuvoje ir varysim paplaukę su irklente. Tai atvarėm dabar prie garlaivio, netoliese Užtrakio dvaro. Prisipūskim irklentes ir varom į ežerą. Oba. Plaukiam dabar link Skaisčios stovyklavietės. Šiaip neseniai buvom stabtelėję, šuoliuką padariau. Gal prie Skaisčio pavyks padaryti normalesnių šuoliukų, nu tai bus gerai. Tai pažiūrėsim kaip žmonės, ką žmonės savaitgaliauja, ar gamtoj geria ar ne. Nes, nu, turėtų būti užpildyta ta stovyklavietė, bet nieks tai nežino, gal ir ne. Jeigu pažiūrėsim, tai va, ten Skaisčios stovyklavietė. Realiai, matai, žmonės užsizabitinę, užsiėmė visus geriausias vietas. Laužiuką, kas. Tenai staliuką, ežeriuko krantuką ir taip toliau. Nu, viskas, sustojom. Pašakinėjau porą šuoliukų. Nu ir nieko nelaukdami, manau, lekiam tolyn. Nu, jau nebe tolyn, jau lekiam atgal link mašinos, o mašiną pastatėm, kaip matėt, prie garlaivio. Truputuką įplaukiam į biškį atviresnę vietą, nu ir kas. Kai visada, bangos. Tai va dabar gal jau nelabai, nes vėjuko yra. Visai gražiai čia. Tas plaukiam dabar prieš bangas, nors kaip ir turėjom plaukti pasroviui, bet tenka plaukti prieš bangas. Sunkoka, bet yra kaip yra. O eik tu sau. Smagu, linksma, nu, pačiam, bet sunku, šiaip dabar tikrai sunku. Aš kažkaip galvojau, kad mes kai dabar plauksim pasroviui, bet žiūrėkit, panašu pasroviui plaukimas. Man tai ne kažkaip. Eik tu sau. Biškį galvo vandens, bet nieko. Lekiam, link garlaiviuko. Nu ką, priplaukiam realiai beveik Užtrakio dvarą. Per tas bangas netaip sunku dar ką tik ką. Tai yra netaip lengva, dar ką tik kateris praplaukė, tai iš viso čia buvo, nu, kaip Atlantida arba
ramų į vandenį. Nu, nes labai ramu čia panašu. Tai va, lekiam. Nu ką, viskas. Irklentėm grįžom, dabar kraunam irklentės į mašiną ir viskas, lėksim atgal. Tai žygis man patiko, aišku, buvo sunkumų per bangas plaukti, bet to pačiu smagu per jas plaukti. Tai pamatėm, kažką biškį pamatėm, aišku, nieko naujo, bet pamatėm, tai va. Tai jeigu peržiūrėjai šitą video iki galo, paspausk like, nepamiršk paspausk subscribe. Nu ir parašyk tą komentarą ir susitiksim kitam video. Iki!